Sveiki visi, šiandien gaminsim vėl dešrą, tik tai kitokią. Tokios dar negaminau, tai tam reikės sprandinės, štai tokios gražios turiu, su lašinukais, kad gautųsi labai skani dešra. Taip pat reikės prieskonių, turiu be druskos prieskonių mėsai, tai čia gali dėti kokios norit firmos. Taip pat turiu druskos ir nitritinės druskos, truputį mažiau, nitritinės druskos truputį mažiau. Nitritinė druska reikalinga tam, kad gaminsim dešrą ne aukštoj temperatūrai, taip kad būtų saugiau nuo visokių ten negerų dalykų, jinai apsaugos. Taip pat dar dadedu česnako. Prieskoniuose yra česnako, bet aš dar dadedu 2 šaukštelius arbatinius česnako. Tai pirmiausia mėsą supjaustom, tokio centimetro štai. Kažkur tai tokiais va. Centimetras ir dabar tokiais pailgais. Taip pat centimetro. Štai tokie gabaliukai, kad būtų. Dedam į indą. Mėsa turi būti šalta, ne daugiau 10 laipsnių temperatūros. Štai tokiais pailgais supjaustom. Labai nesunku pagaminti. Galima dešrą gaminti 2 būdais, galima bus kepti, galima bus virti. Aš žadu kepti, dėl to, kad virimui būtinai reikalingas termometras, kad išlaikyti apie 80 laipsnių temperatūrą virimo. O aš termometro neturiu, taip kad aš kepsiu. Tai taip. Supjaustom visą mėsą. Mėsa supjaustyta. Dabar sumaišom visus prieskonius. Taip tiesiog bus geriau išmaišyti. Ir dabar labai gerai išmaišom. Beriam likusius. Dabar mėsą, kai jau gerai išmaišyta, paspaudžiam. Uždedam lėkštę ir į šaldytuvą, maždaug 2 parom, kad įsimarinuotų gerai. Mėsa po 2 parų atrodo štai šitaip, kvapas puikus. Nors imk ir dabar valgyk,
Bet dar ne viskas. Dabar mėsą dedam čia. Štai kokia graži spalvytė. Įmam tokį peilį ir tiesiog ją visą sukapojam taip. Ir taip visą. Dedam dar. Mėsa sukapota, štai tokia. Dabar ją reikia ilgai minkyti, kad jinai tiesiog suliptų. Jeigu turit, galit su elektriniu maišytuvu. Aš neturiu, tai reikia rankom. Labai smarkiai reikia ją maišyti. Kokias 5 daugiau minučių. Na štai jau truputį sulipus, tai reikia dar ilgai maišyti. Dabar maišant į mėsą dar pilam vandens. Mėsa išdaužyta, tai jinai sugers visą šitą vandenį. Vanduo pilasi, kad mėsa būtų sultinga. Visas receptas kaip visada, apačioje bus po video, paspaudžiat šodelį daugiau ir atsidaro visas receptas. Po ilgo maišymo mėsa pasidarė štai tokia lipni, matot. Dabar reikia pasidalinti, kiek čia darysim šitų dešrų. Tokius štai galima kukulius. Labai gerai suplojam, kad nebūtų oro. Aš darau iš 2,5 kg, vienu kartu darau daugiau, kad nesiterlioti. Paskui galima bus įdėti į šaldymo kamerą ir kada reikia įsitraukti ir valgai. Dabar imam rankovę kepimo, ją čia perpjaunam ir pasidarom tokį štai, kokio reikia platumo, bet pasidarom tokį ilgesnį. Ilgas tam, kad gerai labai susiviniotų. Darom formą. Dešrą darysiu maždaug tokio storio. Kad gerai jums matytųsi. Ir dabar suviniojam tiesiog. Kuo daugiau bus plėvelės, tuo mažiau šansų ją iš ten pabėgti.
Tai taip. Dabar čia vieną galą užrišam, užsukam ir užrišam. Labai gerai reikia surišti. Dabar imam šitą dešrelę ir spaudžiam kiek galima. Kiek galima į priekį, kad jinai tiesiog, kad nebūtų jokių tarpų. Dėl to reikia ten gerai užrišti iš kitos pusės. Paminkom ir dabar užrišam šitą galą. Paimam, atsiviniojam dar virves. Ir sutvirtinam. Tai taip apviniojam. Čia perkišam. Ir taip. Vėl apviniojam, vėl perkišam. Ir taip visą dešrą. Štai, labai nesunkiai. O štai dešros pagamintos. Nupjaunam gražiai šitos uodegas nereikalingas. Trumpos dešrelės patogiau ir dėl valgymo, ir dėl kepimo, arba jeigu norit virti, tai puikiai tilps į puodą. Bet aš nevirsiu, kaip ir sakiau, nes reikia termometro. Termometro neturiu, tiesiog dabar man jis nereikalingas. Na štai, dabar dedam į šaldytuvą kokiom 5 valandom, kad viskas susistovėtų. Prastovėjo dešros dar 5 valandas šaldytuve, tai yra pagulėjo. Dabar kaitinam orkaitę iki 80 laipsnių. Tiksliau, ne visai įkaitintą dedam, dar kol kaista. Ir kepsim, kai įkaitus 2 valandas kažkur tai. Ant 80 pati optimaliausia temperatūra. Gali ir ant 100, bet geriausiai ir ant 80. Ir tada jau ragausim. Po 2 valandų kepimo dabar dešrą dedam į šaltą vandenį. Ir keičiam vandenį tol, kol jinai atšals. Ta reikia daryti būtinai, nes kitaip bus nutekėjimai ir taip toliau. Na štai. Dabar, kai vanduo tik truputį sušils, ir vėl pakeisiu šaltu, kol pilnai atšals dešra. Mėsa po 2 valandų kepimo atšaldyta vandenyje. Laikiau, 3 kartus keičiau vandenį, kol atšalo, ir dabar pusę valandos padėjau į šaldytuvą, nors žinoma reikėjo ilgiau gal palaikyti.
kad susistovėtų, bet tiesiog noriu labai paragauti ir nebegaliu laukti. Taip, kad bandom pjauti. Ir štai kokia dešra. Truputį yra tokių nutekėjimų. Sultinys. Na štai dešrytę plonai pjaunu. Puikiausiai. Dar galima, kad nebūtų daugiau tarpų, dar reikėjo truputį ilgiau paminkyti man, arba tiesiog paimti kokius 300 gramų mėsos ir susmulkinti, tiesiog sumalti, susmulkinti su smulkintuvu ir tada išmaišyti. Tada gaunasi, užsipildys visi tie tarpai. Na štai. Ragaujam, spalvytė labai puikiai. Paragausim skonį. Dešra labai skani, kaip kumpinė tokia. Tikrai labai pasakiška. Taip, kad ragaukit, bandykit daryti. Tikrai labai skanu. Labai geras skonis. Dar ne visiškai atšalus, kad būtų labai šalta, bet labai skani. Tiesiog reikia sumalti, tada nebus jokių tarpų, bet čia nieko blogo, kad yra keli tarpai. Savo valgymui namuose. Bet tai darau pirmą kartą. Štai, šiaip kokia graži. Tiesiog pasakiška. Dešrytė. Taip, kad skanaus. Ir sėkmės. Tikrai labai skanu ir verta gaminti. Žinai, tiesiog ką valgai. Be jokios chemijos. Štai tokia. Taip, kad rašykite atsiliepimus, spauskite prenumeruoti, nes dar bus visokių kitokių bandymų ir darymų. Skanaus ir sėkmės.